moteris turi daug labai gerų savybių. Tai manau, kad visų pirma kantrybė, meilumas, švelnumas ir supratingumas. Moteriška, jautri, draugiška. Kuklumas, meilumas, nuoširdumas. Švelnumas, gerumas, trapestingumas, ištikimybė ir palaikymas. grožis. Per kovo 8 dieną tai mėgsta turbūt tulpes, o šiaip gyvenime turbūt rožės raudonas. kardelius, Turbūt dažniausiai narcizus, nors gal įprasta rožės dovanoti. Rožis. Priklauso nuo moters charakterio. Manyčiau, kad beveik visos mėgsta rožės. Su kai kuriom išimtim. Kurios skaniai kvepia. Puošnios, brangios. Patogius. Na, tas, kuris išryškina jos figūrą. Puikiai, šiltai, jaukiai, maloniai. Ir tiesiog nepakartojamai. Pakylėtas, laimingas. Apsala širdis. Geriausias jausmas pasaulyje. Tai yra labai nuostabus jausmas. Kaip širpuliukai neperina per nugarą. Lik sekundė sustoti. Pasaulis nustotų suktis. Neįmanoma to sakyti žodžiais. Sveikinu visas moteris su šia gražia švente ir linkiu būti gražiom. Sveikinu su kovo 8-ąją ir linkiu išlikti tokiom pat moteriškom. Šilčiausių jausmų iš vyrų. Sveikinu visas moteris su kovo 8-ąją. Linkiu, kad jos nepasiduotų ir visada būtų aukščiau vyrų. Sveikinu visas moteris ir merginas. Linkiu grožio, jaunatvės ir energijos. Na, tiesiog išlikit tokios, kokios esat, nes lietuvės yra pačios geriausias. Hey baby